sėsim į Jonavos autobusą ir važiuosim į Karmėlavos oro uostą, Kauno oro uostą. Dabar esame Jonavos autobusą ir važiuosim į Karmėlavą ir ten išlipsim ir nueisim pėsčiomis iki oro uosto. O kas keisčiausia, kad veža už dyką, kadangi aparatą pavogė ir negali parduoti bilietų. Yra žmonių, bet visi už dyką važiuoja, žodžiu. Čia taip nutiko, kažkaip keistai. Tai va, tai 15 minučių gal nueisim iki oro uosto, nes nesu kaip patį oro uostą važiuoja, tik pravažiuoja pro Karmėlavą ir ten nueiti 15 minučių maždaug trunka. Mes esame Kauno oro uoste ir aš nusipirkau sirupę cukraus, volfuotai, o vyras suruptai užkastas mane. Jau pietauja, aš kažkaip šiandien noriu valgyti. Namie pusryčius pavalgiau dar galėčiau soti. Jau esame Kauno oro uoste ir laukiam, kada per A2 čia. Ne, A2 čia vartus leis mus į lėktuvą. Bet liko labai dar daug laiko, bet mes jau iš tikrųjų labai anksti perėjom, bet tai daug kas čia jau kas sėdės perėjo, nes dauguma ir skrenda tuo lėktuvu į Briuselį, o paskui mes iš Briuselio mus pasiveš į Osterholmą. Tai va, laukiam savo lėktuvo. Atskridome į Belgiją ir dabar laukiam vaikų, kol atvažiuos paimti mūsų, nes jiems kažkaip neišėjo pasitaikęs spūstis, kaip tik keliuose, kai važiavo į čia, nes miestas, kaip žinau, darbus baigė. Tai dabar truputį vėluoja, tai mes laukiam laukia prie C įėjimų, čia yra C užrašyta ir laukiam, kada kažkur susitarsim. Arba jie patys iki čia ateis ir nusives mus iki mašinos, arba mes kažkur susitarsim kitur nueiti. Tai va, laukiam. Jau beveik vakaras, tiksliau žinot kiek valandų. Pas juos yra... Kiek dabar valandų, manai? Pas juos? Aha. 7. Okei. Atėjo darbuotojas ir pasakė, kad uždarė lauko kavinę ir reikia viduje valyti, ten laukas. Tai mes atėjome į vidų. O norėjau pasakyti tai, kad vaikai supainioja oro uostą, yra keli Briuselį yra keli oro uostai ir tiesiog nepažiūrėjau, kurį mes atsidom į vieną, jie nuvažiavo į kitą. Dabar palauksim, kol atvažiuos į mūsų oro uostą. Mes esame Osterhauto kažkokiam parduotuvei, centre, turgui, kažkas panašaus, kur yra daug parduotuvyčių. Ir čia jau dar toli dėdėsi muzika. Parodysim daugiau, ką garažaus, pamatysim, jums sekite toliau. Mes esame Osterhauto gatvėje ir štai tokie namai tipinių kreitų rudų, juodi tokie, tamsiai rudi. Yra tipiška Olandijoje visoje, ne tik Osterhaute pastatais, tokių plytelių. Tai va, tai gal kažkas čia jiems patogu, gražu, kažkaip, bet jie labai yra tipiški, žiūrėkit spalvos kokios. Ruda. Mes dabar eisim, mes dar šiandien eisim pašerti stirnaičių, tai irgi pafilmuosim. Galima. Mes vėl aplankėme Danielius, kaip praeitą kartą, kai buvom. Ir jie dabar sugauna matyčių, bet tada, kai mes filmavom, yra kitame vloge filmuota, mes tada lyjo lietus. O dabar labai gražus oras rudeniškų. Kas dar negavo, aš nenusižiūriu. Tokie gražus Danieliai. Tu stumai tą draugą, ne? O, kiek staniai. Fainai. Kuris negavo, jis jau po 5 valandos. O toks ten didžiausia. Jau einam į lėktuvą, čia mes laukia. Ir einam į lėktuvą. Čia mūsų lėktuvas, va, reikės įlipti. Ir skrisim į Lietuvą. Please enter near the seat in front of you and will allow show the backs of the wheels put in the overhead compartment. Kaip gera būti Lietuvoje, taigi vakar jau grįžom.
Kaip matėte, iš oro uostų turėjom parvažiuoti ir ten jau labai nefilmavau. Grįžom ir buvo toksai dalykas, kad mano tėtis susirgo kepenų akmenligė. Ir iš mūsų namų jį su kiviu buvusiai atėjo mama į mūsų namus, kai jis buvo tėtis su kiviu ir išvežė su greitąja tėtį į ligoninę. Rytoj darys operaciją, išims akmenį iš kepenų. O mašina buvo likus pas mus ant kiemo, tai mama paprašė kaimynės, kad parvairuotų ant jų kiemo. Tai va, tai tokios nesklandumai vis tęsiasi, ten vis visokie nesklandumai. Buvo ir taip, kad aš kai sakiau, kad ten pavogė tą kasos aparatą, tai iš tikrųjų nepavogė kasos aparato, o buvo šventėje Jonavoje. Vadinasi, ten kažkokia, o dabar vyro klausiu. Pokyčių miestas. Gavo titulą kaip Pokyčių miestas ir dėl to vežė duodamas vairuotojas saldainį vietoj bilieto, o mokėti nereikėjo nieko. Arba tušinuką davė studentui naują ir neišpakuotą. Tai va, tai buvo ten toksai kaip ir jų šventės dovana žmonėms, kurie važiuoja į Jonavą. O mes važiavom iki Karmėlavos pirmos ir ten nuėjom pėsčiomis į oro uostą. Kas dar naujo? Kas dar buvo per nesklandumai, tai palaukit. Dar kažkas buvo. Autobusas. Kad mes kai važiavom į priekį Alytus, bet ar aš pasakojau, neprisimenu, pasikartosiu gal. Važiavom į priekį Alytus Kaunas, tai buvo kažkas ten parūko prie autobuso variklio ir priėjo dūmų net į autobuso galą. Nes, kaip suprantu, variklis autobuse yra gale. Ir tenai reikėjo, vairuotojas sakė, gal reikėjo stoties datempsim. Nu, datempėm, bet smarviai važiavom, nes smindėjo visas autobusas, o gale autobuso atrodė net kaip migla tokia. Tai va. O dabar mes išėjom pasivaikščioti. Kiviukas labai cypia, nes nori eiti, todėl baigiu plepėti. Ir sekite toliau vlogą šitą iki pabaigos. Žiūrėkite. Mano tėčiai pagerėjo sveikata ir dabar galbūt atideda operaciją, gal jos visai nereikės ir viskas bus gerai. Ir dar mano sesuo parskrenda šiaip pabūti Lietuvoje, bus smagu. Ką dar? Fu! Kažką ėda kivis. Nu, žodžiu, atsiprašau. Ir mes dabar išėjom pasivaikščioti į Panemunę, jau gal seniai ėjome į Panemunę, neprisimenu. Tai dabar vėl einame į Panemunę. Pasivaikščiosim po gamtą, bus smagu, nes gamtoje yra įdomiausia, jau pramonė atsibodo truputį, mes jau einam toliau. Čia bus daugiau kilometrų, bus apie 8, nes kitos valgyklos pramonės rajone tai būna 7 arba iki 7. Tai mama įsivaizduoja šitą parką. Tik vis visada maudosi, nes jam karšta. Mes jam leidžiam, Nemune čia, mes prie Nemuno, koks tiltas. Jau tik tiek kivi. Gerai, mes dabar eisim toliau, nes kivis pasimaudė. Dabar bėgs visas atsivėsinęs. Tada labai energingas pasidaro, kai atsivėsina. Ir čia yra labai gera vieta jam pasimaudyti, švarus vanduo. Kasau kivi ausą, jis vis tiek cypia, nes nori eiti, blaškosi. Mes įprastai ant šito suoliuko pasėdėm, čia labai gerai pailsėti. Šitoj Panemunės taku einant tokie apžvalgos aikštelės tokios yra 3. Šita pati geriausiai matomiausia į Nemuną. O šiandien oras kaip vasara, net nepagalvotum, kad rugsėjo pabaiga. Ir štai taip ir išeina. Tiesa, dar pasakysiu, kad jau spalio 4 mes važiuojame į Vilnių, pernakvojam Vilniuje. Ir tada spalio 5 įskrendame į Italiją savaitėj. Tai vėl kelionė nusimato. Galbūt iš Italijos parodysiu daugiau negu parodžiu dabar iš Olandijos, nes Olandijoje buvom tik tai 4 dienas. Ten turėjom tokį tikslą, kurio nesakau. Ir dabar į Italiją tai kaip tik bus kelionė skirta, pažintinė tokia kelionė, važiuosim į Romą.
traukiniu, tai va, tai bus labai įdomi kelionė. Kiviukai, kur tu? Kivi guli. Dviratininkas važiuoja, tai aš vis, o kivis nepririštas, tai va, tai sakau, kad kivi reikia, kad nelėktų ant tako. Tai va taip, o dabar mes dar tik esam pusiaukelėje maždaug. Nuėjom, aš pasakysiu, kiek nuėjom. Nuėjom 5 kilometrus ir dabar iki namų bus kokie 4 kilometrai. Tai bus 9 kilometrai, kažkaip keista, kad tiek daug. Šiaip būna įprastai 8. Na ką, mes einam toliau tada. Pavadis rankoje, nepririštas kivis, žmonių nėra, tai vedamės. Taip, o pamatysim žmonės prisirišim. Kągi, einam kiviukai. Einam, eit kiviuką. Anksčiau čia dažniausiai filmuodavau pabaigą vlogo. Vlogas dar nesibaigė, bet vis tiek pasakysiu. Jeigu patiko šitas vlogas, paskite patiktuką. Prenumeruokite mano kanalą. Taip pat galite paremti Contribui konto platformoje. Ir galite užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Tai jau pareinam namo. Kaip ir planavom, nuėjom, kaip ir planavom, nuėjom 8 kilometrus. Tai ir vaikščiojom kokias 3 valandas su pasidėjimais. Tai kaip ir mes vadiname, kiviuko diena įvyko. Mes taip vadinam, kiviuko diena yra 8 kilometrai ir daugiau nei 2 valandos pasivaikščiojimo. Ne 8 kilometrai, bet ne mažiau kaip 8 kilometrai. Tai truputį virš 8 kilometrų nuėjome. Kivis maišas supakojom. Parėjom namo. Vaikinė baisi, reiks plauti. Palaukime. Kivis pats pirmas. Ir štai pagaliau namai, bet labai buvo vargau, nežinau, mažai vaikščiojom paskutiniu metu. Būdavo nueinam kasdien po tiek pat, o dabar, va, taip jau yra kitaip. Mes mažiau vaikštom. Bet labai noriu valgyti, eisiu valgyti vakarienės. Tai ką, pasimatysim vėliau. Nors jau atšalo orai, bet šį rytą darausi vėl ledinę latė. Ledukai. Ir espreso kavos puodelis. Tai labai nedaug kavos, bet tai yra 1 šaukštelis kavos ir labai nedaug vandens. Ir iš to daro kavą. Mano aparatas yra tas nustatymas būtent espreso kavos ir dabar jis man padaro latė kavą, nes įpyliau pieno ir dėjau ledukų, ledinę latė. Skanaus.